Sveiki visi, su jumis ir vėl Štamas ir šiandien filmuoju naują Farming Simulator 2017 epizodą. Taigi, šiame epizode, tai kaip ir sakiau, biški bus atnaujinimai mūsų fermai. Nu, šitų nesakiau, ką darysiu, bet bus atnaujinimai mano fermai. Žinau, ką reikia padaryti, tai nueiti į savo šitą vietą ir paduoti šitą daiktą. Nu, šitą parduosiu. Tuomet parduosiu šitą. Ta, kad ir kur čia stovėjom. Šitą. Vėl tas neparduosiu. Tuomet pardaviau ir ką dabar padarysim, tai jo. Bus pas mus nauja ferma, ką pasakyti. Nes, ką žinau, visai šit nebloga tokia idėja. Ir šitą paskui. Suprėsiu viską užtai dabar, nes daugiau ne. Pasibandžiau aš ant kito žemėlapio, kaip būtų galima mąstyti. Ir maždaug baisi taip pat, nes man tas patiko. Tai čia būtų mūsų pirmasis pastatas ūkinis. Toksai didelis. Didžiulis. Ir dar pirksim antrą mažesnį, tai yra patį mažiausią. Tai šitą. Kuris stovėjo štai čia. Jo, štai čia. Čia kažkur tai galbūt. Nu, čia. Kam šiek atrodo? Tai normaliai. Ir kaip papaisyt, tai iš tiesų reikėtų pasidėti šitą daiktą kaip salosinę. Nežinau, kam jinai, bet kodėl gina. Visąlaik gal praverš šitą salosinę. Turėsim bent jau savo fermą salosinę. Vis normaliai padėjau. Nu, nelabai. Reikia per naują padėti. Aš žinau, čia šiaip jį pakeisti, nu, kai būtų kita vieta, bet aš niekada labai neprarandu. Gal padarysiu, kad man nėra. Gal iš man yra pakoreguoti, bet... Supras. Nu, gal bus gerai. Bus viskas. Tai ką vėliau paduosiu. Ir ką baisi, tai šiek tiek fermos iš tiesų aš noriu apjuosti sieną. Ir matau, turiu surintas tokių sienų ir dar tokia didesnė. Tai va čia va, šitą vietoj bus naudosiu šitas tokias mažesnės sienas, o kitai naudosiu biškai didesnės kitur. Tai jo. Ir maždaug jungsiu. Nu čia vat. Tada maždaug nuo štai čia vat. Taip va. Šiaip įdomi šiandien. Tada čia vat. Čia pat toksai kaip žiedas kažkas maždaug. Dabar jau taip aš pastebėjau. Bet taip išeis. Ir dar reikėtų dar sujungti štai šitą kaip nors. Ne, čia padėsiu geriau paprastą. Va. Ir kitas tarpas. Ir čia bus toksai mažas pravažiavimas. Nežinau kam skirtas. Manau, tai visai normaliai. Ir taipogi čia pasidėsiu štai šitą daiktą. Jisai maždaug kažkur va štai šičia bus. Va štai šičia. Na, čia visai normaliai. Jo, visai normaliai šiandien. Toliau einam prie biškai kitokių sienų, manau, dabar. Jo, tai štai prie šitų sienų. Ir štai šičia bus, manau, toksai nuėjimas iki mūsų lauko, toks nuvažiavimas. Ir štai nuo salosinės nutiesim. Kaip dabar išeis. Sieną. Pradėsim čia ties sieną į tą lauką. Manau, šis metų reikės paskui iškirst. Štai šį tarpas lieka, bet bus gerai. Ir galim daugiau iš sienų padėti. Tai čia ir tuomet kur nors tai
Tai šičia... Ir kažkaip dar biškai įsidėt į sieną, bet... Nu, galbūt gerai taip. Ne, gražiai išeina. Čia šitas sienas išgriausiu, čia jos neteks. Čia vis vienas lėsi paprastas, čia tokia kalnuota vieta. Ne, pirmiausia reikėtų padėti, manau, paprastą. O kur nors, nu, štai šičia vat. Bet aš čia jau negaliu padėti. Įdomu. Raisiu taip pat ir... Aš reikia paėdė šitokį kaldesnį pravažiavimą, jei kartais koks ir kombainas pavėtų pralys. Nes taip, tai manau, šis sunkiai paskui pralys. Ir maždaug kišti šičia. Jo. Čia, manau, kombainas. Kur ta siena? Aš ką tik nenupirkau. Nu, įrodo, kad yra. Ai va, kur net nepastebėjau. Ai, čia biškai fail buvo. Gerai. Tuomet dar šičia noriu padėti vištuvą. Na, gerai, reikia toliau dėti sienas nuo štai šičia kur nors. Nuo kur nors, nuo šičia būtų kažkiek tai padaryti sienas. Pavyzdžiui, šičia siena viena. Lemba, čia noriu dėti sieną. Šičia. Šičia tada tą sieną reikės parduoti, nes neišėjo. Lemba, čia taip ar taip neišeina. Na, taip pat ir... Tuomet taip gal kur nors. Tarkim. Vėl, manau, bus gerai. Tuomet dar kur nors vieną čia būtų racija nebūdėti. Aš čia nieko negaliu padėti. Nežinau, kad čia neleidžia nieko padėti, bet... Ką padarysiu? Nu, čia jau tokia pavėsinė įmėsė, jeigu leis. Ne, nu čia iš tos leidžia nieko padėti. Tokį, pavyzdžiui, daiktą. Aš tu, pavyzdžiui, kokį namuką mažiuką. O, apas. Apa. Čia bus ale vištydį. Ne, nežinau, kas čia bus. Visai normaliai čia. Ir štai čia kažkaip dabar labai liko atvira. Norėčiau čia tvarkyti. Bet vat ką čia padėjus? Gal kevilį? Ne. O, jeigu čia padėsiu vandens bokštą. Ne, strom. Ai, dar taipogi sudėsiu štai šičia šitus kažkokius tai daiktus. Nes aš palėtęs ten tingi paštai. Dedam sėklų, tada kažkiek tai trąšų ir tada dar vienas trąšų. Kur čia? Va, 3. Manau, kad visai normaliai. Jo. Ir reikėtų atidaryti duris. Nes čia reikės sustatyti techniką. Man šita vieta nepatinka.
Kažkaip pažiūrėk, tai padaryti. Nežinau, niekas. Aš nežinau, kaip čia padaryti. O jei čia tikrai bus nelabai. Nu, čia man daiktą, pavyzdžiui, kažkokie pastačius. Pavyzdžiui, šitą namuką. Čia kur nors. Bet jie ir čia neleidžia. Arba kažkaip. Jezus. Va taip pat ir gal kažkaip tada biškai kitoks bus vaizdas. Geriau gal atrodys. Negaliu net ir čia padėti. Jūs rimtai. Blogai padėjau. Man neleidžia padėti. Žodžiu, taip stolis. Ai, gal nesimatys. Čia toks sandėliukas stovės. Galbūt ir reikėtų šitas žolgės panaikinti. Jo, aš tai galim biškai susivežti techniką. Pažiūrėk, kaip šitą atrodys. Tiesų galbūt dar reikėtų. Aš pinigų nebeturiu. Galvoju, gal kokį medį ar kažkokį mest. Bet matau, kad neturiu pinigų, tai jeigu medžių nemesiu. Ir pamiršau daiktą nusipirkti, tai yra plovykla. Nes jos, manau, irgi reiks. O kur tu čia pradėjai lakiot? Stok. Jezus, kas čia buvo. Papa. Nusipirkau netyčia. Kur jį parduoti? Man dabar špėjasi neišeis. Ką čia turiu parduoti? Kažką nereikalingo turiu. Nors nereikalingą daiktą. Žodžiu, šiaip man reikia benzapliukės, aš nenaudoju. Ir šitą padėsim. Manau, kad galbūt čia va. Prieš nuo palestinės. Ir galim su kompaniuką. Ir pinigų vėl nebeturim, reikės galbūt išvežti grūdų parduoti ar kažką tai, kad jų biškai būtų. Iš tiesų kažkam palikau čia tokį tarpą, tai jeigu kombainas būtų nuo didelių kederių, kad galbūt praleisti, nors tikriausiai naudočiau vežimėlį. Tai manau šitam garažės didesniam stovės technikai, visokie ten padargai, viskas. O šita mažiukas stovės kombainas, jeigu jis pralys, nu, traktoriai, jeigu jie čia pralys. Kombainas pralindo, gerai. O šis mažiukas. Nes tai jokai bus toks mažiukas. Tai traktoriai, man atrodo, tilps. Galim daryti. Tai štai čia galim padaryti. Gerai. Mūsų masė perms labai darbus. Labai šilgai padirba. Kėdačiavką susivaryti. Priekabą. Mūsų naują. Jo. Na, man labiau patinka šitą fermą. Nu, tai kad čia kažko trūksta. Iš tiesų, aš gal kažką dar sugalvosiu padėti. Nu, gal dar kuriais prižiūrėsiu, gal kokį modą rasiu, kokį įdomus. Gal kaip pastą, bet arba kaip pavyzdinį ar kažką. Kaip va čia vat yra. Tai kažkiu sakyti, kuo pastatų. Bet, nežinau, žiūrėsiu. Gal kažką padėsiu. Šitą labai tušia atrodo. Tai aišku, traukinys stovi.
Gerai, išplovėm. Traktorių ten išplaut. Važiuolį Masį Fergusoną, kuris atlieka visus darbus. Nu, šiaip jis tik vieną darbą atlieka vis tiek. Šiaip aš nelabai įsisekpinu. Nelabai šiek tiek būnu, nes. Bet tik va nukulį iš karto jam vėl reikia dirbti. Gerai, galima atidaryti čia šitas vartus. Jo, čia įvarysim sėmąją. Įvarysim susijalką, o jo. Čia reikia įvažiuoti šitą. Lenda. Dabar aš vis nematau pavojos. Ir čia kur nors manevruojam. Darom. Dabar darom štai čia. Ir štai čia. Čia dedu videsnį stulps. Na, Masį Fergusoną manau įvarysiu, ten viską kitą atsivešęs valtrą. Jo, čia sėklos. Normaliai, čia bus tas pravažiavimas. Toks vienas šimtas. Klausykimas. Aš pastebėjau, man atrodo, kad jei tas naujo kombainas, tai netilps, man atrodo, čia. Bet gal jis ten tilps. Tas lygiai atrodo kažkoks aukštesnis. Reikim su valtra. Su krafolė valtra. Ir šiandien daugiau technikos atsivaryt. Jo, tai patirs dabar šiandien apjėvim. Kurio taip nepanaudojau, bet galbūt kažkaip tai... Nu, nežinau, iš tiesų. Čia man padaryti tą žolę, kad... Aš nežinau, galbūt aš ten... Kur yra ta žolė, kur aš noriu... Galbūt galbūt pasimsiu plūgą ir prarsiu. Ir bus toks suartas kelias. Nežinau, man bus normaliai. Patenku tarp su žemės. Tiesinis. Gal dar tą medį reikės nupjaut. Ir kažkur padėt, išvežt. Sukraudavau kažkur tai krūvelę. Tuos medžius. Nes čia tikrai nereikia. Šiaip iš tiesų šitą šnapę galbūt reikėtų patraukti kažkur tolėliau. Ir tada jos dar tikrai nereikės. Aš tam grįžčiau čia gan daug tilps. Šiaip bent matau vieną dalyką galvojau. Ai, bet aš prašau, kad filmų nebeturiu. Yes. Nu dar šiaip kažką turiu sugalvoju pasidėti porą dalykų, kad aš virštu, kad pinigų neturiu. Nieko. Gal dar eisiu padirbėsiu biškį. Galbūt eisiu tų, galbūt kitam jų video pradėsim tas monetas, ar ten, tai yra nemeto aukso nuggets, o gabaliukus rengti. Kad gautum tą kažkokį prizą. Mūsų Holando presas. Mūsų mažiukas presas. Kas net nesivaldo normaliai. Dar aš esu taipogi įsirašiau John Deere modą, kurį turbūt nusipirksiu ir atidirbus vietoj mano Tony Holando seno. Dabar reikės tada biškį pinigų susirinkti, tai tada tikrai nusipirksiu, nes faina šiaip didelis. Šiaip nors tai gal modinti traktorių. Išbandyti tą modą. Aš prie tų modų, viskas su modu yra. Iš tiesų, šitus pavėsinės ir tuos, kur ten sėklos, ten trašos radau pačiam farmingo moduose, o tvoros tiesiog internete radau. Lausinę irgi radau internete. Jo. Aš nežinau, tas lausinė veikianti yra, reikėtų gal pabandyti tokias rimtuvą nusipirkti. Šiaip matau, kai čia buvo užėtas pastatas žolė dingo. Tai kad čia nepagailėt pinigų, čia prasidėti tokių pastatų daug ir jas paskui parduoti. Tai žinai, matau dingo, ten buvo prasidėtas pastatas.
Šitam čia net nežinau, ko atsisakysiu. Man atrodo, kad toje vietoje galėsiu kombainą statyti, jeigu jisai kartais netelps į garažą. Arba kažkas, kas netilptų į garažą. Tai viskas tilps. Šiaip garažas painiau negu pavėsinės. Aš pavėsinėlį lengviau, jei įvaryti yra viską, bet... Nu ką žinau. Koks skirtumas. Šuo netgi priešau pro šitą fermą. Tas namas toks labai didelis. Nežinau, kas šiandien žmogus tikrai negali gyventi. Aš gali tik. Neblogai didelis namas. Nu, aš tada jeigu pasysiu čia va. Kas mano priekabikį. Kadangi jos tikrai dažnai reikės. Labas. Aš manau, kad kaip ir daugiau kol šiandien labai ką neveiksiu, nes... Savo, ką žinau. Dar kokią paletę nutemsim, kur nors tai... Pagalvosim, kur dėt paletės. Nes aš nemanau, kad aš naudosiu, bet galbūt turėsiu. Šiaip galbūt dėl grožio nusipirksiu. Šiaip įdomi atrodo tų fermą. Nes nusipirkau tų saugyklų, man dabar nereikės šitų palečių. Kažkaip, ką žinau, man tas paletės nelabai. Šitas siek geriau. Ir aš pats manau, kad dėsiu kastuvo čia, bus vietisos. Dar čia pastavėm. Ir štai. Turim vieną paletę čia. Galim dar kabint kažkur frontauderį. Tarkim, vat, kur nors čia va. Neatsikabinu. Žinau, kad nors dar liko ten tos technikos, bet... Na, šiam video jau baigsiu. Su ką padarėm, tai pasipersim fermą. Kas yra žiauriai fainiai. Nes bus žymiai smagiau. Aš galėsiu kažko biškai išsiskirs. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjot, like, komentuokit, prenumeruokit ir davai.